Sveiki, gan senai filmavau jau. Realiai po paskutinio video tiesiog savaitę buvau užsilokinęs darbuose. Sėdėjau namie arba ofise 14 valandų per dieną ir tiesiog dirbau. Nu, daug taskų, daug reikia pasidaryti visko. Labai stengiuosi dabar, labai daug motivacijos, noriu gerai paskeilinti. Dabar visiems tiems, kurie čia pirmą kartą, tai esu Saulius, vienas iš startup-eurų, kuriu verslus, pagrinde e-komercijos verslus. Ir filmuoju šitus vlogus, kada komentuoti savo kelionę ir parodyti visiems kitiems, koks yra tas verslininko gyvenimas iš tikrųjų, kad ten ne Lamborghini, ne Dubai ir taip toliau. Tiesiog sėdi ir dirbi. Rytos pasinešėm prasideda anksti, nuo 5:50 atsikėliau, varėm su fellow entrepreneurs pabėgioti. Turėjom bėgti 10 kilų, nesigavo 10 kilų. Su lydas, treneris, kurį vadinom, bėgo 5 minučių peisų, tai insane, man kaip tinklininkui yra per greitai. Jo, nubėgom biškai mažiau, bet visai gerai pasportavom, išgeriam kavutės ir dabar lėkime į darbus. Yra daug darbų. Atvariu į ofisą. Pasidariau sisteminius dalykus greitai per pusvalandą, dar neskaitant to, kad 2 minučių palaukiau parkingo ir tada išvažiavau, prisipirkau kitą vietą ir kai jau grįžau pas savo ofiso parkingą, tada atsirado vieta. Bet ne vietoj, važiuoju nesusinervau. Tada pasidariau sisteminius dalykus, atrašiau elektroninius laiškus ir tai visai stengiuosi čia pasidaryti, prisivažiuoju ir tada pradedu daryti savo main taskus. Mano šiandien main taskai yra padaryti iteracijas, kurias reikia jau padaryti šiandien arba rytoj, add creatives. Tai tie, kurie buvo vidiniai, kažką panašaus sukurti, bet kažko kitokio ir tada bandyti skailinti tuos. Tada ką tik kalbėjau su Expressu ir man davė labai geras kainas, tai realiai nes net dabar siuntimas kainuos beveik 60 centų pigiau per orderį, čia yra game changer, aš tiek sutaupau pinigų ir dar ką tik pasilepinau, užsibukinau savo sanatoriją 2 dienom, čia kaip su gimtadieniu savo dovanėlį, nes šiaip esu labai taupus ir ant savęs niekad neleidžiu, bet užsinorėjau, galvoju, metas pabėgti iš Vilniaus, nuvaryti kažkur pailsėti, pasidaryti treatmentų, pabūti spa, pabūti vienas, atsipalaiduoti ir nedirbti tiesiog 14 valandų per dieną ofise sėdėti bezabrazija. Tai ką, mane labai motyvuoja visą pavargsti. Nu ką, pasiėmė mūsų mėgstamiausią gėrimą Bright ir galime pradėti darbus. Tai Bright yra energetinis gėrimas iš natūralių medžiagų. Pakeičiau į kavą, esu žiaurus kavamanas, bet su kava aš turėjau krešus, 2 valandas padirbdavau ir krešindavau, energijos nebereikdavau. Su Bright to nebėra ir skonis yra nerealus. Mano mėgstamiausias yra Raspberry Mint, ainio mėgstamiausias, man atrodo, yra Mango Pineapple. Dar norėjau paminėti, kad su mūsų kodu START20 galite gauti 20% nuolaidą perkant brightdrinks.com. O, žmonėje gerai padirbėjau, žodžiu, tokių pakukinau, greit pamatysit reklamai. Šitie tai žiauriai trash, nekreipkite dėmesio, bet Lietuvoje trash gerai eina. Šitie tokie simple dump. Tai va, čia vienas iteracijos sportininkų ir šitus nuo mūsų kompetitorių užsienį tai paradom. Ir šių semamės idėjų. Tai va, o dar pakukinsim su vyresniais žmonėmis ir unlockint naują auditoriją. Bėgu su Instagram. Padaryti dar kažką, tu jos turi menį. Aš jau grįžau namo. Supirkau steiką, buvom su Ainiu, labai faina pabūti ne kaip verslo partneris, o kaip su labai geru draugu, nes esam geri draugai žymiai ilgiau negu verslo partneriai. Tai va, o daug kas rašė ir praeitam video ir komentaruose, kodėl Ainio nebemato, kodėl tiesiog, kad nebedirba, tai jo, mes jokių projektų apart startup-eurų kartu nebeturime, tiesiog pakalbėjom vieną dieną ir nusprendėm, kad taip yra geriau. Ir nesuspykom, nieko, tiesiog, gyvenimas yra gyvenimas, tiesiog tai būna, kad reikia išsiskirti dėl abiejų gerovės. Vėliau plačiau papasakosim, kas ten įvyko, kaip ten kas klostys ir taip toliau. Kokius Ainis dabar naujus projektus daro, startup-eurai vis tiek gyvuoja, vis tiek mes esame dviese ir dalinomės verslo kelionę kartu. Jau daug valandų, 10:30, aš kadangi režimą sutvarkiau, tai varau miegot, varau pasidarysiu planą rytojaus dienos dar prieš miegą, padžiurnalinsiu ir lėkiu ilsėtis, nes rytoj laukia ilga diena. Labas rytas iš gražaus ryto su kavute, keliam šiandien anksčiau, ne anksčiau, kaip tik pamiegoju jau. Ir lėkiu į ofisą. Specialiai važiuoju su mašinas kažkaip ir praseit gerai, nes ryte šiandien sportavau. Knygą jau reikia pradėti skaityti, nes blemba šiais metais perskaičiau tik vieną knygą, nemeluosiu, kaip praeitais per visus metus 17. Pirmą kartą lietuviškai klausysiu knygą, jos pavadinimas yra Pasąmonės galia. Ir so far so good, man labai patinka, nes aš ką pastebėjau, kai jūs nustojat lavinti protą ir skaityti, nebetikėti arba kaip čia, nepraktikuoti tos ideologijos, kurią išmokite iš knygų, jūs labai ją greitai pamiršti ir nustojate daryti. Man tas pats įvyko ir nuo praeitų metų, nes aš žinau žiauriai daug apie psichologiją ir aš tai darydavau ir aš buvau labai ideali savo versija.
I guess. Dabar aš šioje stadijoje aš pagerėjau kažkur kitur, bet nustojau praktikuoti tą, ką anksčiau žinojau. Tai reikia man sugrįžti tą. Tai pozityvas, negatyvas yra nesąmonė, visokie tokie dalykai. Tai pajapinau, aš varau, turiu iš karto 2 kolus. Negerai, kad rytais tas kolus pasidarau, bet yra kaip yra. Ir tada varysiu dirbti ties savo naujų projektų to. Naujus adus leisiu. Čia ką tik 3 valandas praleidau darant miscellaneous šūdus, atrašinėjant e-mailus, menedžindamas žmonės, kad viskas būtų vieta, in place ir negaliu daryti, ko man pačiam reikia daryti. Ką man reikia daryti, kad didinti patį verslą. Ir žodžiu, aš tiesiog realiai tiesiog pabandysiu savaitę, nedaryti visų dalykų, nebūti perfekcionistu ir tiesiog let it run. Tai kas vis tiek verslas yra išvystytas, tai jis gali pasiraninti. Ir pažiūrėsiu, kaip bus. Tiesiog realiai šiaip reikalą tai pasėdžiu, čia susivaldau, tvarkau ir bandau viską perfectly išspausti. Tai pabandysiu, nes čia yra realiai 3 valandas praleidus darydamas nereikalingus dalykus. Nu ką, jau 8 pasibaigiau darbus, lėkiu namo, laukia mane steikas ir masažas, toks atsidėkot. Šiandien realiai visą dieną žiūrėjau daug mytų turėjau. Draugas pasikvietė susitikti, pavalgyti. Jis per mano ads managerį perėjo greit, biškį patarimų davė, tai tas gerai. Aš tą visą naują setupą pasileidau. ABO campaigną savo tam naujam produktui, nes pas nedaug vinerių, bet labai daug yra creative, kurie nebuvo prasitestavę. Tai su ABO pagalba aš turėčiau prasitestuoti ir kaip aš padariau tiesiog adsetas ir vienas creative'as, adsetas, vienas creative'as. Visiems daviau po tam tikrą biudžetą, kad prasitestuotų ir finalizinti, kurie veikia, kurie ne. Ir jo, ir tada greitai pasibaigiau porą e-mailų, visus šio mėnesio e-mailus padariau ir dabar lekiam namo. Ir by the way, partnershipą pasidariau su viena tokia žymia papildų įmonė Bioma ir pas mane bus jų visi papildai svetainė, kad taip aš galėčiau pagerinti savo AOV ir jo, ir svarbiausia miego papildas. Tai va. Oi, kiek kraujo, blet. Valgyt paruoštą. Čia atvyko mano geriausias masažistas Jokūbas. Paprominksa. Atvažiuoju pas jūs į namus padaryti masažiuką. Kainos draugiškos. Dirbu nuo ryto iki vakaro. Parašom, paskambinam, susitarsim. Kur galima rasti? Instagramas vaitiekus_Jacob arba masažuotojas_Jokūbas. Geriausias masažistas Vilniuje ir dar atvažiuoja pas jūs į namus. Kas gali būti geriau? Karoči, hebra, jūs įsivaizduojat? Kinda freaking out dabar biški. Man parašė, sako, susimytinam, ieškom į ką investuot, pačiatinom ir sako, tipo dabar gali atlikti. Tai realiai su šortais varau persirinkti ir lėkti iš restoraną. Insane work, guys. Gerai, sėkmės man. Mama, žinokit, nežinau, aš galiu pasakoti ir kiek noriu pasakot. Tai man tiesiog dabar toks excitement. 2 valandas, gal mytas buvo 3 valandas. Tai aš tiesiog dabar atsėdau toliau padirbti, nes nežinau, kur padėti. Negaliu vietų užsidėti. Dabar pasiūlė, tipo, investuoti founderį. Po visi atsisėsime, sugalvosim kokią verslą gerą idėją ir man duos šaibų ir tipo mes pušinsim. Aš pušinsiu. Bilinsiu savo teamą ir tai padarysiu. Tai man čia šiaip bele koks opportunity, tai pirmąjį sėdžiu stripsus pardavinėsiu. Bent jau bandysiu parduoti kažkam. Insane work. Gerai varau, karoči, turiu dirbti. Būtis, sekmanis, nefilmavau nieko. Birželio 8, 5 dienų man lemba jau 1 metas. O sužinau, kiek man metų. Darau, sekmanis. Ramybė, visur dabar yra ramybė. Aš dirbu ir ties ko dirbu. Šiandien paskiriau dieną. Aišku, jo, reikia susitapinti e-mailus, blemba stripsams, nes nebe outsourcinu, taupau, iškius taupysiu. Po 100 eurų, jeigu pats padarysiu. O šiandien skiriu pagrindinę dieną mano projektui tam, kurį gatekeepinu, kurio dar neatskaičiau niekam. Bet ir neatskaisiu jaučiu, nes noriu turėti projektą, kurio niekas nežino ir su galiu daryti, kur noriu. Ir moralės neina, nes dropshipinu dabar. Tai va, tai realiai, seilai belenkai eina gerai. Manau, labai gerą struktūrą aduse. Kur sakiau, pasiteisinu. Ir aš dabar tiesiog ieškau naujų produktų, juos launchinsiu. Tai su tokį rimtą brandą. Ir žiūrės, kur gaus. Tai jau, bet kol kas tik kietai. Uždirbau, tai jau figa pinigų, taip aš žinai. Tiesiog papildomas 3000 profito per mėnesį. Tiesiog papildomai. On the top. Tai gerai, reiškia, galima kažką sukti, nes AOV nemažas, kelsim dabar. Noriu turėti šitą brandą, kur AOV bus kažkur 80 eurų. Man paakvarinti customer už 10-15 eurų gan easy, gerą reklamą, o maržos insane. Tai toks planas. Dar vis turiu žiauriai daug emocijos nuo vakar ir nežinau tiksliai kur dėtis, tai aš dabar tiesiog sėdžiu ir dirbu. Nežinau, kas stripsus daryti ir to jis kažko supirkėjo, kam parduoti. Nu idėja. Aš jau 2 dienas nečekinau, kiek ten eurų turime stripsus, I don't care. Čia žiauriai geras dalykas, nes aš žiauriai parinausi, jeigu būdavo bloga diena. Marketingistai žino, nes atpizdavau protą gerai, kad tipo kažkaip nesąmonė. Reikalai. Ir jo, aš varau dirbti.
Baigiau dirbti, padirbau taip mid, kažką pasidariau. Žiūri, akis išraušti, akinius neskapiliambo, kas jau blogai, atsisakinėjau. Reikia pailsėt gal. Bet nieko, trečiadienį, kaip sakiau, sanatorijų sakiau, 2 dienom išrėksiu pailsėt. Can't wait jau. Tai va, dabar lėkiu iki Prezo kepyklėlės, finau, kaip visada meal prepą sekmadienį pasidariau visai savaitai, kad nereikėtų eikvot laiko gaminantis savaitės eigoje. Tai to anksti keltis pirmadienis, tai nuotaika up, viskas up, money up, knowledge up. Sup chat. Pamiršau filmuoti, jau yra June 12, paskutinė diena mano sanatorijoje. Užsiau, kad darysiu sanatoriją, tai realiai atvariau, procedūros. Gulėjau lovoj, nieko neveikiau, brainrotinau, tiesiog nieko neveikiau. Vienas dalykas, kas mane motivavo ryte išlipti iš lovos, tai buvo pusryčiai, pietus, vakarienė ir dar tarp pietų ir vakarienės priešpiečiai ir priešvakariai. Tinginavau žiauriai. Ir man jau šiandien pusę dienos jums sakau, ruošiuosi Vilniuje, nes man trūksta dopamino, man trūksta kompo, man tipo. Aš vakar sėdžiu tokį gerą landingą sugalvojau ir aš tą žiūriu iš šito daiktą. Žiūriu, va, čia neįsmatėjau. Ir taip sako, atidaryk mane, bet nedirbu. Nu, nežinau, pažiūrėsiu rytoj, kaip aš pailsėjau taip mentalai, bet tu būčiau, pavyzdžiui, draugė čia, nes tai būtų žiauriai fainai. O vienas toks taip pagaunas, kad tiesiog tai nelabai ką daug gero sugalvojau. O šiaip, rytoj mano gimtadienis ir man gimtadienį nepatinka, bet kas man patinka, tarkim, pas jūs būna New Year's Resolution, pas mane New Year's Resolution būna per mano gimtadienį. Nes man gimtadienis kaip nauji metai, nes aš kažkaip metus skaičiuodavau labai. Per šitus metus nuo praeitų metų, gal pasakyk, man metų jau, kažką pasakysiu. Daugas pasikeitė, nors ir bankų sąskaitoje turiu mažiau pinigų, bet jaučiuosi turtingesnis, nes tiesiog in place visi verslai generuoja šaibas, turiu 4 pajamų šaltinius, kas yra kietai. Tai jo, tai nežinau, jaučiuosi gerai, bet ir pasimetęs, bet koks žmogus in their 20s galėtų žinot, ką čia darom. Tai va, kad čia žiūriu, aš neklauskit pas savo viso kanalą, čia groja lietuvišką estradą, man patinka. Ir jo, ir to vėl prisikimšiu pusryčių tortų, blynų ir važiuosiu ramiai savo Vilnių. Olia, grįžau iš sanatorijos. Rūšios vakarinės pavalgyt, teingit skėdžiau, noriu išsimiegot prieš rytoj. Kaip savo varžybos žodžiu, tinklinio, nežinau kiek laiko. Dabar porą darbelių pasiris, kažkaip noris padirbėt žiauriai, išsilgau, tai šiandien su tokia laimė dirbau. Per šitus metus nuo praeito gimtadienio, eik, sako, daug nuveikiau. Taip pat daug nuveikiau, bet kartu atrodo nedaug. Kas šiaip vyksta čia dabar, aš nejaučiu nekelsiu, aš ten buvau informavęs kažką, bet čia pasiūlė tą kaip yra žodžių žmonės verslininkai Lietuvoje, kurie investina į founderius. Tai ten vienas visai žinomas žmogus verslininkas Lietuvos, ten pasiūlė man tą daryti, tai dabar nežinau, žiūrim. Derina. Aš arba bandysiu parduoti stripsus, jeigu neparduosiu už kažkur nuo Traum iki KMK, tai tada man neapsimoka tiesiog parduoti, aš per metus daugiau uždirbu. Tai aš tiesiog pasisamdysiu kažkokį vadovą, kad man tiesiog ranintų viską. Tada pradedu daryti kažkokį sesą. Yup, guys, į AI sesą lipsiu, nes that's where the money is right now. Noriu pabandyti sesą save. Jeigu būtent turiu tokį vieną bičą su juo dabar kalbuosiu, rimtas toks. Tai va, tai tiek jau. Sveiki jaunimas, senimas. In the office. Birželio 16 darbuojuosi, dabar pasidariau porą klientų darbų, kur sakau, kad high ticket pasiėmiau, tai dabar čia ne tik moku daryti klientams darbus, bet dar ir į komą išmanaudu čia dabar tų darbų, belekiek, tai aš ten šaunu kokią durną amerikietišką kainą ir jeigu sutinka, tai darau, nes kitaip tai neapsimoka. Pagrinde šios savaitės užduotu rasti freaking vadovą mano visiems brandams, tada to mano kito brando įvesti naujų produktų, nes gauna insane, tai tiesiog realiai nuo 3 iki 4K profit tiesiog per mėnesį, tiesiog zero darbo, tai labai džiugu. Tvarkausi stripsų buhalteriją, bandau parduoti, kalbu dabar su potential žmogum, kuris nori nusipirkti, tai va, realiai tokia situacija. Motivacijos nėra tiek daug, toks visiškas kažkoks čilas, tai realiai investuoti pasamdysiu daugiau darbuotojų, taip dirbti 4 valandas per dieną. Jo, nes norisi kažko naujo. Ten tais brandais, tai įdomu, bet jaučiu, kad turiu potencialą kažkur labiau. Penktadienį išvarau į Palangą, tada gal kitą savaitę dar varau į Nidą, tai nežinau. Tai savaitgalį nelabai dirbsiu, bet kitą dirbsiu. Update'as kaip stripsai, tai augam. Ir pasakys, šio mėnesio apyvarta padėjo 60%. Taip pat, jeigu lyginant su praeito mėnesio. Conversion rate'as irgi paaugo 2,7%. Neblogai. Skailinam ir jo, tikėkimės, kad rasiu vadovą ir tada sumažinsiu kostus, kad man daugiau pinigų įtų reikaliukai ir matysime kitame kadre.
aš varau pavalgyti. Sveiki, jaunimas ir senimas. Labai seniai matėmės. Jūs gal ir nesenai matėte, aš tai senai jūs mačiau. Dabar yra birželio 23. Joninių savaitgalis. Buvau išvažiavęs į Palangą su draugais pailsėt, pašokt. Festivalis buvo, žodžiu. Paskutinės 2 savaitės pas mane buvo nuragas. Aš sėdėdavau ofise 8 valandas ir pasidarydavau darbus, kuriuos galėdavau padaryti realiai per 3 valandas. Ką tai reiškia, kad galiu pripažinti, kad buvo šok toks burneutas, nes visiškai nesidirbau. Paskutinės nieko nepasidariau, nieko naudingo, vien tai galvojau kaip atostogas, kaip grįšiu namo, išsimiegot, čia vienintelis dalykas, ką aš galvoju, jokios motyvacijos. Ir jo, praeitą savaitę dar buvau varęs į sanatoriją savo gimtadienį ir supratau, kad toks poilsio būdas man gerai, bet man reikia žmonių, man reikia kalbėjimo, man reikia veiksmo. O dabar čia išvažiavęs festivalį, buvęs mažai prie telefono, beveik visiškai nedirbau, bendrauti su žmonėm, įsėjausi, miegojau nedaug, bet fiziškai aš galiu pailsėti ir darbo metu, kai aš dirbu. Pavyzdžiui, dabar grįšiu, aš pailsėsiu, ilgai miegosiu, bet aš labai pailsėjau emociškai. Tai ir lemia šiandienos darbą. Dirbu šiandien 7 valandas ir žiauriai gerai padirbau. Ir padariau labai svarbų dalyką, kodėl gal 1,5 savaitės. Tai noriu jums visiems pristatyti naują liniją, tai yra maisto papildus. Čia yra dabar jau mano Entrepreneur draugas Biomas papildai. Jis jau rinkoje gal 6 metus, man atrodo. Tai su juo susidariau tokį partnershipą, kur pardavinėsiu jo papildus pas save, turėsiu rinkinius ir taip toliau. Tai man galite. Nemiga. Ilgos naktys, kai vartotės lovoje. Žodžiu, kietai. Tai susidariau, kad už savikainą plus PVM gausiu tos papildus, ne už savikainą. Ne už savikainą. Gausiu tos papildus su labai mažu antkainiu. Žiauriai mažu antkainiu. Ir pardavinėsiu. Kodėl man reikia šitų papildų? Pas mane UV yra gan žemas. Ir taip jį galima padidinti, įvedus naujus produktus, siunčiant e-mailus savo praeitiems klientams, viskus upsells darant, post-purchase flows, žodžiu. Galbūt. Tai vienas geriausių būdų yra tiesiog daryti didesnį pasirinkimą savo svetainiai. Žmogus gal nusipirks ne tik nosies juosteles, bet ir burnos juosteles, pavyzdžiui, miego papildą. Laukiu pirmų seilo. Šį mėnesį aš turiu jau net, pasakysiu kokį įdomu, growth. 40% apyvartos augimas. Kas yra labai, labai džiugu. Skamba gana daug, bet kai nudėliausi apyvartos, tarkim, nuo 10K, procentus yra 4K, tai visai neblogai. Pas mus daugiau, bet tikslus skaičius jums negaliu atsakyti. Gal kažkada, kai pradėsiu verslą, pasakysiu. Aš varau jau ilsėtis, varau iki pardės, namie turiu steiką, šiandien realiai visą dieną prafestinau, nieko nevalgiau. Tai jo, labai smagu. Žiauriai geras detoksas buvo man emociškai. Reikia pradėti daryti dažniau, nes aš realiai jau planuoju, kaip daryti, kad šią vasarą galėčiau dirbti 4 valandas į dieną ir tiesiog mėgautis daugiau savim, mano aplinkiniais, nes įmanoma 8 valandų darbo, kurį tu reikia pasidaryti per dieną, paversti 4 valandų darbą su reikiamais resursais. Čia mano planas dabar taip pasidaryti. Tai va, iki rytoj. Hai, hebra, karočią, ne ankstyvas rytas, bet 9 valandos arbatėlė. Iškrytas kitaip prasideda, nes ne nuo sporto, jis perkelia į 11 valandą, tai dabar padirbu šiek tiek, instaliuoju naują payment providerį, labai svarbu, kad būtų Google Pay, tų Stripe nėra Google Pay, Shopify Stripe aš nejungsiu tikrai, nes tai nėra nesąmonė, jeigu kodėl tai nesąmonė, nes slepia status, bank checkoutus nerodo ir taip toliau. Tai setupinu AirWallex, per pažįstamus ten su vadybininkas jungia mane, turiu dabar išsiaiškinti dar buhalteriją dėl vienos įmonės, žodžiu, tokie sisteminiai dalykai, tai pasidarysiu ir, operaciniai dalykai. Ir bandau atsibūsti, nes kai praeina sportą, tai dirbi yra žymiai lengviau. Dabar tai čia ragas. Varau į treniruotę. Jau po treniruotės. Lėkiu į ofisą. Ir stiksim ten. Toks geras setupas dabar. Čia taip užsidarau. Vienas ekranas, klaviatūra easy. Geresnį klaviatūrą užsakysiu ir bus legit. Šitiek reikia jums biškai papasakoti, ne? Kokia dabar situacija. Tai kaip sakau, dabar su tuo tais investuotojais, aš nežinau, ten kaip viskas einasi, ten vieną dieną kalbam, kitą dieną nekalbam, tai ten nothing is 100% sure. Tai aš į tai nesifokusuoju, toliau dirbu, darau, ką man reikia daryti. Mano pagrindiniai taskai dabar yra rasti žmogų, kuris man visus brandus tvarkys. Aš radau tam savo naujam
brandui, netikrinu 2 mėnesiai. Bičiuko, kuris dirbs už 15%, tai man labai gerai. Kaip jis performance, tiek jis ir gaus. O Stripsons pasiemu naują rimtą media buyerį, kuris dirba triple scale, viena gera agentūra. Ir jo, žiūrėsim kaip gausis, bus brangesnis, bet gal bus geresnis rezultatas, kiekėmės. Ir gaunu investicijų, negaunu investicijų, aš varau į SESO pusę, aš kažką noriu bildinti, reizinti pinigus, žodžiu, kada labiau kažko naujo. Ir siksim vėliau, turėsiu kolą, šiandien 4 valandą su vienu bičiu stovi, kur man 15% dirbs. Įdomu, ką parodys. Ką tik pabaigiau, kaip mano vadinamą bloką, tai į dieną maždaug 2 valandas įtariu, kur siūlo apie high ticket freelancerio darbai. Mane Shopify darbų kaina yra maždaug tarp 75 € ir 100 € valandą, tai visai not bad. Jeigu atsiranda klientų, o jų atsiranda, kuriems reikia darbų, tai pas mane tokia kaina. Tai visai apsimoka, pildomas pajamų šaltinis ir kai daug moka, tai neliūdna. Tai va, o dabar tai šoku į skambutį su nauju tuo bičiu, kur sakiau, kad dirbs tas mano brandu, kuris dirbs už procentą. Reikia apsižiūrėti darbus ir jam perleisti visą darbo eigą. O, jau kažkoks nuovargis pradėjo lysti. Pasiriau visus darbus, ką pasiriau, sakiau, kad freelancinimą pasileidau tam naujam projekte naują visiškai produktą. Irgi toks inovatyvus, tai bus įdomu pažiūrėti kaip eina. Onboardinau naują bičą, setupinsiu adus rytoj, šiandien gal net jau. Ir žiūrėsim, gal paės kažkaip gerai paskeilinti. Ir dabar beliko man prašyti sutartėlę. Vieną sutartėlę studentui, kuris daro one-on-one mokymus. Ir jo, ir viskas. Galėsiu lėkti jau namo. Šiandien daug dirbau. Ir dabar tą mūsų visą startup-oro webą lemba jungs lauk jaučia. Vis tiek visi žmonės ateina tiesiog prašydami, kalbėdami per konsultaciją ir tada, jeigu daro mokymus, tai tiesiog man pasako. Ir mokymų kainodara visiškai pasikeitė, tai dabar tą kursą, kuris buvo už 200 €, mes tiesiog iš karto tau atsiunčiame, tu sumoki fiksą, tai yra 500 € mėnesiai, gauni tą kursą pradžioje apsižiūrėti, tada prasideda 4 savaitės darbo mėnesis, kiekvieną savaitę mes suskambinam, duodam namų darbus, viską apsikalbam, tada turi sportą visokį tenais, gali skambinti, paklausti, jeigu turėtum kažkokių klausimų ir taip toliau. Tai va, tiesiog pasidarėm taip, aš anksčiau darydavau mokymus po 1,5 tai kas Lietuvoje yra labai brangu, o norisi padėti daugiau žmonių, tai mažino kainą, žymiai daugiau žmonių yra įkandama dabar kaina, kadangi pas mane dabar atsirado daugiau laiko, nes prisamdžiau daug žmonių, tai galiu skirti tam to laiko, kas man, kadangi vis tiek būti tinklinio treneris anksčiau prieš 2 metus, tai man prieš 3 metus, tai man labai vis tiek dalis patinka mokyti žmonės. Tai va, tai jeigu susidomėjai, gali man prašyti Instagramą, LinkedIną, kur tikrai smėliu. Labą rytą, nemeluosiu, nėra labai ankstyvas rytas dabar, atsikėliau tai anksti ir žinau tą jausmą, kai atsikėliau prieš žadintuvą ir pasinėčiau paskutinės 2 savaitės ir atsikėliau prieš žadintuvą, žiauri geras jausmas, bet tu galvoji, atsikėliau prieš žadintuvą, taip pat dar duok savo pamiegot ir tada, kai užmiegi, tada jau atsikėli blogai, žodžiu, jeigu atsikėli, tiesiog kelkis. Tai va, pasiėmiau kavutės iš mėgstamiausios vietos espresinę žvėrynę ir gal bandelę pasiėmiau. Ir varau dabar į boksą, ar kickboksą, nežinau. Draugas pakvietė, tai bus įdomu. Nei karto nesu buvęs kavų menuose, tai... Bet kad muštis, tai kažkiek moku, bet nei karto nesu buvęs, tai va, įdomu bus pamatyti. O tada padirbėsim iki 4 ir tada aš lėksiu į draugų gimtadienį sodyboje. Tai, sakau, vasarą prasidėjo, mažiau dirbam, bet ir produktyviau dirbam. Tai džiaugiuosi. O treniruotas pirmą kartą. Sakė treneris, smūgis pasėtų eiktų savo, bet technikos apšė nėra. Sakau, tai taip. Tai va, bet fainas, naujas sportas unlocked. Aš jau paskaičiau, kad aš savaitę maždaug 100 € ant sporto visokių išleidžiu. Net padelis, tinklinis, boksas, pirtys. Kada dar džiaugtis? Jeigu ne dabar. Išvažiuoja draugas mano. Gerai, viso. Lėkiu dabar į ofisą, turėsiu 4 valandas padirbėti ir varau į sodybą. Čia toks gaunas kaip daily vlogeris. Nupirkom draugelį dovaną ir varysiu į sodybą. Dabar lėkiu greitai iki ten dealershipo mašinos. Mes pradėjome šitą Audi S5, tai jeigu ką domina, maldauju nusipirkti, nes aš noriu pirkti geresnę mašiną. Mes tu apie Porsche. Jau pardavinėjau kažkur 15 noriu gauti. Tai va, padirbau biškį, namie turėjau Slack atrašyti visi darbuotojams. Nusimušė Google trackingas vėl, Srail nukritė vėl, nervuoja mane, e-commerce nervuoja mane. Nori kažką kurti stabiliai, viskas yra, o ne... Va, bet viskas bus good. Ir aš lėkiu ir jaučiu stiksime rytoj. Rytoj turiu 1 valandą mytą Lietuvoje, tai reikės anksti grįžti. Tu prasme įmetė ir mes sukūrė folderius, tai turi... Buvo draugai, gražu pasadybą prieš 2 valandas. Pasiriau kolą,
kas turiu su managementu dalykus, naujas brandas eina gerai. Nauji produktai žiūri gerai selinasi. Tiesiog šiandien 100 eurų orderis. Taip pat ten produktai maždaug po 3-5 eurų. Ir perka žmonės, taip apselus viską ten. Tai insane. Tai kažką, žinau, užkabinau, kažką čia gero. Užkabinau. Tai realiai. Būtų gerai per tos tripsus. Ir tiesiog andžiu pasienį šitą varyti, pasamdyti žmonės. Ir tada on the side sesą bilinį. Žiūrį, noriu sesą pabinį. Dabar realiai rytoj draugai grįžta, tai padirbėsiu dabar ir įsitvarkyti namų. Vyriškas gyvenimas, tokia buvau, šiandien biškai be energijos, bet jau ryte sakiau draugeliui, irgi tam kolegai, kad nešti pirštus, kaip dirbti nori, sako, tai varau tą ir darysiu dabar. Aš žinot ką, prašiau montuotojai ir pagalvojau, kad pabaigsiu video čia nais. Šis mėnesis buvo vienas geriausių mano gyvenime. Iš finansinės pusės daug labai padariau, daug uždirbau, nemažai šį mėnesį. Jau net visai pats net gerai jaučiuosi. Nepamirškite pažiūrėti linkų mūsų apačioje. Taip pat teikiu mokymus, e-komercijos mokymus. Per mėnesį išmoksti labai daug ir padarote pinigų. Tai yra vienas vieno, kurie geriau negu tiesiog peržiūrėti kažkokį kursą. Nes turėsite mano pagalbą, mes kartu darysime verslą. Minėjau, kaina labai įkandama. Taip, jeigu susidomėjai, parašyk man Instagram'e, LinkedIn'e arba paskambink, nes gali rasti man telefoną. Kur internete tikrai. Tai tokie reikalai. Video toks buvo jau čia apie nieką, bet dokumentuojam ir viską gaunasi taip kaip noriu. Tai čia buvo realiai toks mano pusę mėnesio ir let's keep grinding boys, ok? Tik džiau. Kol visi miega, Deividas, Oskaras, Saulius, Martas, Hesburger.